Praėjusiuose video dažnai minėdavau logą ir savo praktikoje dažnai susiduriu, kad pradedantieji nežino, kas tai yra, arba jeigu ir žino, nėra tikri, kaip tuo naudotis. Logas tai video spalvų profilis, kuris išsaugo daugiau informacijos tamsiausiose ir šviesiausiose video vietose, tai yra shadowsuose ir highlightuose. Logo profilis atrodo štai taip. Kaip galit pasakyti, čia gerokai trūksta spalvų. Ne veltui šitas profilis yra skirtas tiems, kurie nori kažką kokybiškesnio sukurti būtent postprodukcijoje. Pavyzdžiui, jeigu filmuojate sudėtingo apšvietimo sąlygomis ir standartiniu profiliu, kaip štai dabar aš filmuoju šiame pavyzdyje, visa tai montaže gali būti sudėtinga sutvarkyti ir galite negauti kokybiško vaizdo, kurio siekite. Tuo tarpu, filmuodami logų jūs jau turite šiokį tokį išsigelbėjimą, nes jis, kaip minėjau, rašo daugiau informacijos šviesiausiose ir tamsiausiose kadro vietose. Be abejo, tam svarbus ir jūsų kameros dinaminis diapazonas ir spalvų skiriamoji geba ir kiti niuansai, kuriuos jau aptarėm šitam kanale, tad jeigu norit užsukit pasižiūrėti, o šiandien apie logą. Vienas iš svarbių dalykų, ką reikia žinoti filmuojant logų, tai kaip teisingai susitvarkyti su šviesa savo kadre. Stebint vien tik šitą pilką vaizdą, gali pasirodyti, kad jis idealiai sušviestas, nėra nei per šviesių, nei per tamsių vietų, tačiau šitas plokščias vaizdelis gali būti tikrai apgaulingas. Laimiai, egzistuoja priemonės, kurios gali jums pagelbėti. Vienas iš būdų teisingai ekspozinti logo profilį yra vadinamoji Zebra funkcija. Tai funkcija, kuri kameros ekranėlyje jums dryžiais parodys, kuri kadro vieta jau yra labai šviesi ar net per šviesi. Savo kameroje jūs galite nusistatyti limitą, nuo kada Zebra pasirodys ir taip suprasti, kada jau esate perspėjami, jog ta vieta montaže greičiausiai sudegs. Kitas, mano mėgstamiausias būdas yra naudoti False Color. Šią funkciją dažniausiai turi išoriniai monitoriai ir jie atrodo taip. Paprastai tariant, kiekviena spalva čia indikuoja tam tikrą šviesumo lygį. Pavyzdžiui, rožinė žymi visiškai tamsias vietas, juodumą, o raudona priešingai žymi pačias šviesiausias ir dažnai degančias kadro vietas. Idealiu atveju jūsų idealus apšvietimo taškas, pavyzdžiui, kalbantis žmogus kadre, turi būti kažkur spektro viduryje ties 70 ir atrodyti daugmaž pilkas. Mėlyna, geltona ir taip toliau jau linksta link spektro kraštų, bet tai nereiškia, kad jūs būtinai ten blogai kažką susišvietėt, galbūt toje vietoje ir turi būti taip tamsu arba taip šviesu, čia jau jums spręsti pagal savo kūrybinį numatymą. Dar vienas būdas, kaip galite tinkamai apsišviesti logą, tai histograma. Ją galite įsijungti savo kameroje ir kiekviena kamera turi skirtingą meniu, tad pasigūglinkit, kur jūsų kameroje įsijungia histograma. Ir ši skalė rodo bendrą kadro šviesumą. Kairėje matome shadowsus, tai yra tamsiausias vietas, viduryje midtones ir dešinėje highlightus, tai yra šviesiausias vietas. Jūs nematot, bet aš čia su ranka apačioje labai jums viską demonstratyviai aiškinu ir tas neišeina į kadrą. Kaip bebūtų, histograma nusako tik bendrą kadro šviesumo lygį ir kiek ten ko yra procentaliai kurioje pusėje, bet nepasako, kas tiksliai yra per šviesu ar per tamsu, dėl to man asmeniškai False Color patinka labiau. Na ir dar vienas būdas, kaip galite pasitikrinti savo ekspoziciją, tai Waveform funkcija. Waveform. Ši funkcija nuskaito jūsų kadrą taip, kaip jis yra, iš kairės dešinę arba iš dešinės į kairę, ir čia jūs galite jau matyti matavimą, kiek konkreti kadro vieta yra šviesi ar tamsi. Šviesumas čia yra žymimas nuo apačios į viršų, tai yra viršų yra šviesiausia, apačioje yra tamsiausia. Ir be abejo, naudojant šią funkciją, jūsų tikslas būtų nepasiekti visiško 0 ar visiško 100, nes tada jūsų šviesa jau bus tiesiog out. Yra ir kitų profesionalesnių būdų valdyti ekspoziciją, tačiau šitų mano paminėtų funkcijų užtenka daugumai dirbant su vidutiniais ar nedideliais darbais. Na, o ką veikti su to logu, kai jau teisingai susitvarkėjo ekspoziciją ir padarė įrašą? Kaip jau supratot, logo profilis ateina toks gan bespalvis ir tai reikia sutvarkyti. Paprastai tariant, ant logo jums reikia slepinti Rec 709 profilį, jeigu tokiame filmuojate, kad atkurtumėt pilnas kadro spalvas. Kokį Rec profilį naudosite, net jeigu tai ir yra 709, priklauso nuo to, koks yra jūsų kameros gamintojas, nes kiekvienas kameros gamintojas turi savo logo profilį. Pavyzdžiui, Sony naudoja S-Log, Canonas C-Log, Panasonicas V-Log, Fuji F-Log ir taip toliau. Ari naudoja Log-C, bet jeigu jūs naudojate Ari, man turbūt nereikia jums aiškinti, kaip naudojate logą, ar ne? Taigi, šitą medžiagą aš nufilmavau su Panasonic Lumix, reiškia su V-Log profiliu ir nuėjau į Panasonic oficialų puslapį parsisiųsti Rec 709 profilio skirto būtent šitam logo profiliui ir įsijungiau montažo programą. Na, o dabar apžvelkime, kaip atstatyti Reco spalvas naudojant Adobe Premiere Pro ir DaVinci Resolve programas. Įkėlus logo filmuotą medžiagą į Premiere timeline'ą, aš susikuriu adjustment layerį ir jame atlieku Rec profilio uždėjimą. Tokiu atveju jūs galėsite šį profilį uždėti ant visų savo logo filmuotų kadrų vienu metu ir nereikės koreguoti kiekvieno kadro atskirai. Kai kadras jau įgavo natūralias spalvas ir matote originalų savo vaizdo įrašą, čia jau galite užsimti kiekvieno kadro bazinę spalvų korekciją. Bazinę spalvų korekciją aš vadinu minimalius spalvų sutvarkymo darbelius, nekuriant jokio didingai meniško vaizdo, o tiesiog sutvarkant minimalius nešvarumus jūsų spalvų darbe. Na, o tie, kas dirba su DaVinci Resolve, turi daugiau galimybių dirbti su spalvomis. Čia taip pat galima sukurti adjustment layerį ir jį modifikuoti, tačiau šįkart parodysiu, kaip tai padaryti konkrečiame kadre. Pažymime logo filmuotą medžiagą, keliaujame į Color langą.
Šitas dalykėlis jūsų ekrane yra vadinamas naudu ir jų galima turėti tiek, kiek tik bus korekcijų. Na, o dabar į pirmą naudą įkeliame Color Space Transform ir paeiliui sužymime. Input Color Space tai jūsų konkrečiai naudojamas log profilis, mano atveju Panasonic Vlog. Input Gamma konkrečiai jūsų naudojama logo gama, mano atveju Vlog. Output Color Space žymime Rec 709, kartais tai tiesiog nusistato automatiškai pagal timeline nustatymus. Ir Output Gamma žymime Gamma 2.4. Ir taip toliau, kaip ir Premiere, galite atlikti minimalias korekcijas, tačiau naudojant DaVinci be abejonės rekomenduoju kiekvienai korekcijai susikurti naują naudą. Tai tokia būtų trumpa informacija apie filmavimą logo. Paskutinis klausimas, ar jums reikia logo? Iš esmės tai visiškai priklauso nuo jūsų poreikių. Logas tikrai reikalauja daugiau darbo postprodukcijai, kartais ir jį tiesiog susitvarkant be filmuojant, bet visa tai tikrai atneša daug kokybiškesnį vaizdą. Todėl jeigu filmuojat kažką labai paprasto ir jums nereikia, kad ten būtų kažkoks super gražus montažas, galbūt galima filmuoti tiesiog įprastu Rec 709. Na, o jeigu filmuojate reklamą ar kokį trumpametražį filmą, tikrai rekomenduočiau visada naudoti logą ir skirti atitinkamai laiko tam, kad sukurtumėt išties puikų produktą. Tai tiek šiam kartui, iki kitos savaitės. Bye.